Labas vakaras, mėlyjeji. Tikrai labai gera matyti jūs čia susirinkusius į renginį, kurio iniciatorius yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. Ir kaip ir visi žinote, tikrai, nes čia atėjote, šiandien mes kalbėsime apie profesorės Neringos Klumbytės knygą Autoritarinis juokas, politinis humoras ir sovietinė distopija Lietuvoje. Ir kalbėdami apie šią knygą mes kalbėsim dar apie vieną tokį įdomų dalyką, būtent apie šluotą. Ir mūsų čia daug, bet svarbiausia visgi šiandien bus šluota ir autorė, kuri ją tyrinėjo, žmonės, kurie ją kūrė, na ir aišku visi čia atėjusieji. Nes šluota buvo tokia vieta praeito amžiaus 7-8 metį, į kurią kiekvieną mėnesį suplaukdavo nuo 1000 iki 3000 Lietuvos gyventojų laiškų. Įsivaizduokit, kiek buvo daug įdomių, drąsių žmonių, kurie rašė šluotai. O dabar aš norėsiu pristatyti jums dalyvius. Ir pirmiausiai norėsiu pristatyti Neringą Klumbytę, profesorę Majamio universiteto, ir Kęstutį Kazį Šiaulytį, kuris dirbo šluotoje ir kūrė šaržus ir daug dalykų įdomių jisai papasakos. Ir šluotos vyriausiojo redaktoriaus Juozo Buloto sūnų, Juozą Bulotą, kuris taip pat yra susijęs su šluota ir manau, kad papasakos mums įvairių ir įdomių dalykų. Ir manau, kad mūsų pokalbis turėtų būti ir bus turbūt ir artimas, ir įdomus, galbūt ir linksmas, nes jeigu čia atėjote, vadinasi, jūs esate išskirtiniai visuomenės atstovai. Nes žmogus, kuris nesupranta humoro, yra pavojingas visuomeniai. Aš tikrai neprisimenu, kas tai pasakė, bet šis sakinys taip pat ir į galvą, ir į širdį, kaip įkeliavo, taip ir neiškeliauja. Ir labai gera būti ir matyti žmonės, kurie, tikrai yra nepavojingi ir kurie tikrai turbūt supranta humorą. O pokalbį mūsų pradėkim nuo tokio vaizdo. Įsivaizduokime 1900, pavyzdžiui, kokius 72 metus Lietuvoje, išleidžiama šluotos numeris ir pirmame puslapyje skaitome tokią informaciją. Amerikoje išleista knyga apie šluotą. Jos autorė Amerikoje gyvenanti Majamio universiteto profesorė Neringa Klumbytė, lietuvė. Manau, kad perskaitę tokią informaciją, anuomet žmonės būtų labai juokėsi, nes tai iš tiesų labai juokinga būtų atrodę. Ir pagalvokim, kaip pasikeitė šitas pasaulis, kaip pasikeitė mes, apskritai, kaip viskas pasikeitė, jeigu šiandien tai atrodo labai rimta ir tikrai nejuokinga, ir šiandien tai yra faktas. Tai gal pirmą klausimą tokį ir užduočiau Neringai. Kodėl visgi knyga apie šluotą, apie tą humoro žurnalą pirmiausiai atsirado Amerikoje, ne Lietuvoje? Ar girdit mane? Taip. Tai ačiū Loreta už gražią įžangą šitam mūsų renginiui. Tai atsakymas tai iš tikrųjų labai paprastas ir toks pragmatiškas, kadangi sovietiniais laikais buvo uždrausta sociokultūrinė antropologija, o aš ją labai norėjau studijuoti. Tai aš išvažiavau studijuoti Amerikoje, nes tenai gavau stipendiją tom studijom ir po to tenai gavau darbą. Tai kadangi reikėjo rašyti ir kadangi dirbi užsienio institucijai, jie lietuviškai nesupranta, tai turi rašyti angliškai, bet aš žinoma rašydama aš turėjau galvoje lietuvišką taip pat auditoriją. O kai rašai angliškai, tai aišku galvoji apie platesnę auditoriją. Tai ta knyga verčiant ir mūsų vertėja
Daiva Litvinskaitė prisijungs prie mūsų šiek tiek vėliau, reikėjo daryti šiokių tokių pakeitimų, nes mūsų visuomenė kitaip supranta kai kuriuos dalykus. Ačiū, Neringa, ir norėčiau šiek tiek plačiau pristatyti ir Neringą, ir jos darbus. Tai Neringa Klumbytė yra, kaip ir minėjau, Majamio universiteto JAF Ohajas profesorė, Hovihursto centro Rytų Europos, Rusijos ir Eurazijos studijų Lietuvos programos direktorė. Ji yra monografijos Socialinis ir istorinis teisingumas daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje, sampratos, patirtys ir kontekstai, bendraautorė ir straipsnių rinkinio Sovietinė visuomenė vėlyvuoju socializmu 1964-85 sudarytoje, kartu su Gulnaz Šarafudinova. Jos tyrimų temos apima politinį dalyvavimą autoritariniuose ir demokratiniuose režimuose, holokaustą ir genocido istoriją, tautiškumą, suverenumą ir socialinę atmintį, istorinį teisingumą bei populiarią politinę kultūrą. Tai Neringa esate mokslininkė tarsi tarp dviejų žemynų – Amerikos ir Europos. Ir turbūt geriausiai žinote, ar yra skirtumas kalbėti Amerikos skaitytojai ir Lietuvos apie Šluotą? Tai yra, taip žinoma, skirtumas. Na, čia man nereikia aiškinti daugumai, ypač vyresnės kartos žmonėms, kas tai yra Šluota. Pasakai Šluota ir iš karto pamatai šypseną žmogaus veide ir visada būna labai malonus pokalbis. Na, galbūt ne visai visada, bet labai daugeliu atveju. Tas humoras labai mielai prisimenamas. O Amerikoje tai, na, mums gali tai nelabai patikti, bet tai atrodo dar vienas sovietinis humoro žurnalas. Ir tokia Marian Pechovski, kuri keliavo po Sovietų sąjungą ir aišku buvo daugiausia Rusijos dalyje, jinai buvo paskui sugrįžus į Ameriką parašė, kad yra nuostabu, kaip humoras jungia žmonės per 11 laiko juostų, kalbančių skirtingomis kalbomis. Ir jie visi juokės. Ir tas humoras yra tos rusiškos tradicijos, kuri vystėsi 200 metų pasiekmė. Ir aš paskaičiau tą aprašymą ir galvoju, kaip yra iš tikrųjų neteisinga. Bet užsienyje mus suvokia kaip tos bendros erdvės žmonės. Nes jie nežino visų šitų niuansų, nežino apie skirtingas šalis, netgi ir tie, kurie studijuoja Sovietų sąjungą, tarkim, ar šitą regioną, jie neįsivaizduoja, kad humoras gali taip skirtis. Tai tenai turi aiškinti labai daug įvairių aspektų apie pačią Lietuvą, nes jiems neaišku, kodėl tas humoras buvo toks skirtingas, kodėl žmonės juokėsi visiškai iš kitų dalykų, žiūrėdami, tarkim, į tą pačią karikatūrą, kuri buvo išspausdinta tiek Krokodile, kuris buvo būtent tas žurnalas humoro, kur leidžiamas Rusijoje, bet platinamas per visas kitas sovietinės respublikas. Ir tą pačią karikatūrą žiūrėdami jie Šluotoje, jie juoktųsi vėlgi Lietuvos žmonės, daugumą juoktųsi iš kitų dalykų. Tai tokius aspektus reikia Amerikos tie, kurie auditorijai aiškinti ir labai daug kalbėti apie patį kontekstą, kas tai yra Lietuva, nežino apie tai visų aspektų. Ir to paties humoro jie nesupranta. Paprastai parodai vieną karikatūrą ir tada 5 minutės, kol viską išaiškini, tada jau nebejuokinga. O čia parodysiu aš jums karikatūras, pasižiūrėsim tada greitai, kas juokėsi, kas ne. Žiūrėsim, kiek konteksto, nes jų humoras yra visą laiką nuo konteksto priklausantis. Turi dalintis tas pačias vertybės, turi žinoti tą patį gyvenimą, kad suprastum, iš ko juokaujama. Ir kai sakėt, kad jeigu humoro nesupranta, tai yra blogai, bet gali būti taip, kad žmonės ateina labai iš skirtingų ar socialinių sluoksnių, ar įsitikinimų ir jie tiesiog nesijuokia vienas iš kito. Tai jeigu galit kartu juoktis, reiškia, esate toj pačioj socialiniai erdvėj, toj pačioj
dalinatės tom pačiom vertybėm, greičiausiai ir moraliniam vertybėm. Ir vat su tais žmonėm jau galima iš karto patikrinti, ar galit būti draugais, ar bendradarbiais. Ir tas yra vienijantis aspektas žmonės. Ar atsakiau klausimą? Turbūt atsakėt. Šiaip iš tiesų tik pagalvoji, kažkaip atsimeni tą žodį šluota ir norisi juoktis, nes tuo laiku tai tikrai buvo toks žurnalas, be kurio tikrai būtų daug liūdniau gyventi. Ir jūs, Neringa, labai taip išsamei ir įdomiai aprašo tą visą ir virtuvę, ir moksliškai ją tyrinėjate, ir labai įdomus dailininkų aprašymai, tų dailininkų portretų. Ir štai, kaip ir minėjau, vienas jų, šluotos darbuotojų, Kęstutis Šiaulytis, yra su mumis. Ir knygoje labai daug rašoma apie PPO. Nežinau, ar jūs žinot, jaunesnė karta tai tikrai nežinotų, nes ir aš kažkaip susimašiau, kas tas PPO. Tai pasirodo, tai yra pirmininė partinė organizacija. Ir daug rašoma apie PPO susirinkimus. Man kažkaip įstrigo, Kęstuti, jūsų tas pasakojimas, kad kadangi tie žmonės, kurie nepriklausė komunistų partijai ir dirbo šluotoje, jie negalėdavo dalyvauti tuose susirinkimuose. Jie, žodžiu, Kęstutis pasakoja, kaip jie nulydėdavo žvilgsniu ten įeinančius ir visi eidavo rimtais veidais, uždarydavo duris. O tada nedalyvaujantys laukdavo, kasgi bus, ką jie ten nuspręs, kaip jie išeis, ką jie pasakys. Ir Kęstutis kažkaip pastebėjo, kad kai atsidarydavo durys po valandos ar kelių, tai jie išeidavo dar rimtesniais veidais. Tai ir norėčiau, Kęstuti, dabar jūsų paklausti, kaip jau tokio ir dalyvio, ir veikėjo šluotos. Tai gal jūs mums atskleiskite dabar viską, ką anuomet būtumėt, ko būtumėt nedrįsęs anuomet. Tai yra, papasakokit apie tą tikrą šluotą ir žinau, kad turite pasiruošę skaidrių, tai manau, kad visi mes su malonumu jas pasižiūrėsime. Kęstas užsiėmęs piešia dabar. Ačiū. Neringai pirmiausia, ačiū už šitą knygą. Nežinau, prieš 10 metų matyti su ją susitikom ir man, kai ją pristatė, kad tai antropologija, aš labai išsigandau, nes nekokią nuomonę apie tą sferą turėjau, nes kažkaip nepatogu būti zoologinių tokių gyvūnų, kuris bus aptarinėjamas. Bet, žinot, šluotiečiam baisių įvykių nebūna, susitaikiau. Ir tada mes su Neringa eilę metų vasarom susitikdavom, kalbėdavomės ir aš daug ką išklojau, ne viską jinai sudėjo į tą knygą, matyt, antrą tomą dar rašys. Matyt, dar ir kokią kitą kalbą, gal lenkų. O aš vis tik tai apie vizualinius dalykus mėgstu kalbėti. Šiaip manau, kad piešiniai kalba patys už save, tai galiu kartais ir patylėti. Vienu žodžiu, ačiū, Neringa, tau dar kartą, aš tau dar gėlių įteiksiu. Ne, čia pat, nuo palangės. Kažkas padėjo. Prašau. Ačiū, Neringa. Giedrius sakė, kad 100 metų manęs nematė, tai matyt labai pasikeičiau per tą laiką. Tikrai praėjo 35 metai, ko gero, apie 30 nuo šluoto, kai baigė savo epopėją. Aš ten dirbau 14 metų dailininku, mes 3 buvom, bet va čia toj viskas paaiškės. Pirmiausia, kadangi tokia puikia auditorija, tikrai nesitikėjau, kad tiek daug ir tokių protingų žmonių, antropologiškai atrodančių protingais. Tai aš seną savo svajonę
dabar įgyvendinsiu. Visada norėjau būtent gerai tokiai auditorijai pasakyti, kad Šluotos žurnalas pirmiausia buvo ne humoro žurnalas, o meno žurnalas. Toks kaip humoro leido Paryžiuje, Miunchene dailininkai susirinkę. Domje piešdavo, kaip žinot, labai garsus karikatūristas, šaržistas. Na ir kiti dabar nevardinsiu, turiu sąrašą jau ten didelį. Taigi ir Šluota iš tikrųjų meno žurnalas. Ir tą aš dabar demonstruodamas norėsiu jums įrodyti, nes jame per ilgą laiką publikavosi virš 100 dailininkų, vien per tą periodą nuo 56 iki 94. Ir puikių dailininkų, kurių vienas čia sėdi, Jonas Varnas, Lenkutis, aš irgi, tai vienu žodžiu, toj pat paaiškės mano žodžio tiesa. Taip, ką mes čia matom, Eriko Varno skulptoriaus medalis. Aš šitą tekstą pavadinau Margas Šluotos sijonas, pažvelgęs į šitą Eriko Varno sukurtą medalį. Ir Šluota čia pavaizduota, tokio vidutinio amžiaus dama. Tarp kitko, ant redaktoriaus stalo visą laiką buvo tokia keramikinė skulptūra, irgi Eriko Varno daryta Šluota, tokia tikra Šluota, bet keramikinė, maždaug tokio ūgio, skaičiuojant nuo grindų. Taip, toliau ką aš čia įdėjau, toliau eina ir vyriausias redaktorius Juozas Bulota. Žiūriu, kad jaunėlis panašėja visi savo tėvą. Jau beveik toks pats žvilgsnis. Čia Veiverytė, jinai žinoma garsėjo sarkazmu šitą autorę. Tai, bet Juozas Bulota nepaneigė, kad čia jis ir šitą šaržą talpino į įvairias knygas, tame tarpe ir į albumą Šluotai 50, kuris buvo išleistas. Taip, kada ten 84. Taip, čia yra 84 metų toks naujametinis sveikinimas mano pieštas, kuriame pavaizduota Šluotos redakcija, tuomet Pilies skersgatvy, dabar Bernardino 8. Ir mūsų redakcija užėmė 1. aukštą ir mansardą. Čia mes buvom įsikūrę nuo 74 metų. Prieš tai redakcija buvo tuo metu Liudo Giros gatvėje, dabar Vilniaus gatvė, kitose patalpose, o nuo 74 dabartiniam Bernardino 8. Taip čia, taip, Bulota eina į darbą, o čia mes visi susėdę laukiam. Taip, ne partinio susirinkimo, bet gamybinio. Taip, vairuotojas. O čia išryškinau, iškadravau mansardoje, kur mes sėdėjom. 3 dailininkai, Andrius Cvirka, Arvydas Pakalnis ir aš. Mano atpažįsta tikriausiai. Taip, to nepasikeitęs beveik. Šluota nuo 56 iki 94, ta garsioji Šluota, apie kurią mes kalbam, kuri tikrai buvo ypatinga tame laike, tikrai buvo ypatingas žurnalas, bet jis irgi per tuos metus keitėsi ir įdomu tai, kad pagal Šluotos antraštės beveik yra galima nustatyti periodus, kaip jie keitėsi. Pirmoji antraštė nuo 56-ųjų, tokia brūkštelėta kaip Šluota, apie maždaug nuo 60-ųjų atsirado rimtesnis toks mėlynas Šluota,
bet iki 62 Šluota buvo tokia tikrai labai politikuojanti ir kovinga klasių kovos požiūriu ir kitais, reiškia, tokiais bruožais, nes matyti žmonės dar buvo įsiaudrinę netai pasibaigusio karo. Na ir ieškojo savęs, bet paskui staiga Šluota pasikeitė ir maždaug nuo 65-ųjų atsirado toks koliažinis Šluotos užrašas, margas. Ir tai buvo mano vaikystės Šluota tuo metu. Nors šiaip Šluotą man teko stebėti praktiškai nuo 56, nes tėvai prenumeravo ir kada aš jau pramokau skaityti, aš galėjau tos senesnius numerius peržiūrėti. Bet ta margoji Šluota buvo mano vaikystės Šluota ir tada Palčiausko komiksai, patys tie Džekai Bobai garsieji. Bet deja, tas, sakyčiau, net aukso amžiaus Šluotos buvo, tikrai buvo toks humoras nevaržomas, matyti, menkai partija rūpinasi satyros priežiūrą, bet laiku susigrebė, liepė tą antraštę nuimti ir pasirūpinti, kad būtų tvarkingai parašyta, raudonai iššluota tvarkingom raidėm. Taip ir įvyko. Ir tas užrašas nuo 71 balandžio išsilaikė iki pat, kol nepakeitė Šluota formato. Sumažėjo formatas ir jau nuo taip pasikeitus formatui buvo toks kitas jau užrašas, toks antikinės tipo. Dar labiau surimtėjo žurnalas, pasikeitė redaktorius tuo metu ir viskas ėjo jau didžiosios permainos, prasidėjo didžiosios permainos, kaip žinot, ir visur aplink mus. Taip, dabar toliau prasideda, reiškia, vaizdai, kuriais noriu įrodyti, kad Šluota buvo meno žurnalas. Štai Andriaus Cvirkos meninio redaktoriaus viršelis, kaip matot, gamybinė reikalinga tema, bet pažiūrėkit, kaip meniškai netikėtai yra išspręsta. Tokio tipo viršelių, taip drąsiai komponuota ir meniškai, aš nenoriu nuliūdinti šių dienų skaitytojų žurnalų, bet tokio nerasit šiais laikais. Tada mes buvom drąsesni, žinokit. To įrodysiu. Štai Pakalnis. Labai jam teko tokia užduotis lapkričio 7-ąją. Kaip žinot, buvo spalio šventės. Bet pažiūrėkit, kaip išradingai, su kokiu humoru padarytas viršelis. Amerikonas guli, nepanašus į Trumpą, bet vis tiek amerikonas. Lovoj, reiškia, sirguliuoja, na, o čia gydytojai išnekučiuojasi. Bet pažiūrėkit, kaip linksmai. Atrodo, kad šiais laikais nupiešta. Jau iš savo mamos skambina. Matyt, dėl šito piešinio skambina, nes čia autorius Jonas Varnas. Tai pažiūrėkit, vėlgi, kokia grubi tema, pijokėlių tema. Bet pažiūrėkit, kaip meniškai Jonas Varnas dar 72, taigi buvo visai jaunas Jonukas buvo. Ir pažiūrėkit, kaip puikiai čia gali išvelgti moderniausių menų pėdsakus. Tikrai meno žurnalo verti viršeliai. Na, čia mano irgi gamybinė tema, bet pažiūrėkit, kaip išradingai, meniškai įspręsta. Tuo metu dar Šluotai nedirbau, kada čia buvo. O čia jau tais laikais, kai Šluotai dirbo mano viršelis. Irgi, kaip matot, aktuali ir šiems laikams tema. Nežinau,
ar pagaunat mintį, nes, kaip Neringa sakė, amerikonai humoro nesupranta, kaip aš pastebėjau ir mes jau pradėjom nesuprasti, nes mažai bėra humoro spausdintinio. Juozapavičiaus piešinys, pažiūrėkit, koks linksmas birželis, tai vat kaip tik šiom dienom skirtas. Lietuva, šios dienos Lietuva, niekas nepasikeitė. Kasčiūno piešinys Juozo, šios dienos Lietuva, niekas nepasikeitė, tik tai senukas jau gal tas miręs, kuris čia pavaizduotas. Taip, Friedricho Samuko viršelis. Specialiai parinkau, nes visiškai šviežia aktualija. Lygiai tas pats vyksta ir dabar. Santechnikas ateina, vietoj to, kad sutvarkytų vandentiekį, išgręžia buto savininką iki sausos piniginės. Taip. O čia Juozo Griušio viršelis jau suvinioja į archyvą rodantį pirštą. 888 šluotos numeris, jubiliejinis linksmuolio, galbūt pačio linksmiausio šluotos dailininko Vitalijaus Suchockio piešinys. Neseniai persikraustė pas Šventą Petrą. Visai neseniai, prieš mėnesį kitą, bet piešinių paliko vertų išleisti kada nors storus albumus. Ir tikrai paliktas didžiulis, šimtai puikiausių jo piešinių. Dar vėl meniškas viršelis atrodytų tokia sovietinė tema kovo 8. Andrius Cvirka, pažiūrėkit, kaip stilingai, kaip meniškai, netikėtai išspręsta. Kur čia kovo 8? Eina žmogus, aštuoniukės, pindamas žmoną sveikinti. Subtiliai, nuostabiai. Ir tai buvo tamsų sovietmečio laikai. Ir pažiūrėkit, kokie viršeliai. O kasgi tuos laikus prašviesino? Mes tą darėm, aišku. Taip, toliau, čia yra dar vienas kovo 8 skirtas viršelis. Čia, kaip matot, karikaturistas nupieštas. Aš visų karikaturistų asmenyje ir bučiuoju merginą, jai ant skruosto lieka įspaudas, žinot, klouno įspaudas. Bet atkreipkite dėmesį, kad mergina yra gryna Neringos kopija. Tam mes pastebėjom jau seniai, todėl šito piešinio viršelį jau prieš metus ar du, gal prieš metus, kai anglišką knygos egzempliorių leidinį pristatėjai, aš tau įteikiau tą visų karikaturistų vardu. Dabar, vėl prisidirbo Jonas Varnas. Čia jisai va, Jonas Varnas sveikina krokodilą, kaip matot. Krokodilui 50. Įdomu, kiek pačiam Jonui tada buvo. Panašus, šypsena, bet tokį kodą turėjo ant galvos. Ir išlota buvo panašus. Vienu žodžiu, šitą piešinį viršelį parinkęs, norėjau pradėti tokią temą, trumpai Neringa, gerai, apie tai, kad mes Šluotos žurnalo dailininkų kambariuose, mes turėjom 2 kambarius dailininkai. Pas mus buvo laikomi tokia lentyna žurnalams, kuriuos mes prenumeravom kaip redakcija, humoro žurnalus. Tai mes prenumeravom visų soclagerio šalių žurnalus, pradedant VDR Lenšpygeliu ir baigiant Bulgarijos Stiršeliu. Stiršelis vienintelis buvo, kad ėjo ne žurnalas, o laikraštis. Taip pat prenumeravom gal kokius 5 sovietinių respublikų humoro žurnalus ir žinoma krokodilą. Turiu prisipažinti, kad krokodilą atsiversdavom tik tada, kai reikėdavo numeriui kažką
iškirpti karikatūrą, publikuosim kažką iš krokodilo. Šiaip jis gulėjo kampe nejudinamas. Taigi, ten užpakalnio nugaros tos lentynos buvo, tai įsivaizduokit, 20 žurnalų ir kas savaitę paštininkas atneša, pakalnis sudeda į lentynėlę gražiai. Viskas ten buvo ir Dikobradas, ir Liudas Šmatė, ir Urzika Rumūno. Bet be abejo užsienio kapitalistinių šalių mes negaudavom žurnalų, bet turėjom tokį puslapį Užsienio humoras. Ir tai buvo Šluotos žurnalas, vienintelis Tarybų Sąjungoje, spausdino kapitalistinių šalių humorą ir pastoviai, beveik visą savo egzistavimo laiką turėjom tą puslapį, tik tai vietoj humoro dar vis rašydavom humoras, užsienio humoras kažkodėl. Ir buvo tokių skaitytojų, kuriem pirmiausia atsiversdavo šitą prieš paskutinį užsienio humoro puslapį, gal todėl, kad ten būdavo tokių keistokų karikatūrų. Ir čia įdėjau 2 tokius puslapius. Jeigu kas nors norėsit juos iš arčiau panagrinėti, tai atsiverskit mano blogą. Ten viskas čia yra sudėta mano blogė, ką dabar matot, kuris vadinasi Šiaulyčio galerija. Ir galėsit visas tas karikatūras, viršelius, tame tarp ir užsienio humorą perversti. Tai ačiū, Kęstuti. Dar nebaigėt. Bet jau prie pabaigos. Dabar žiūrėkit dar apie komiksą. Užsienio humoras, aišku, išskyrė mus ir papirko žiūrovus, bet daugiausiai tiražą padidino Romo Palčiausko komiksai. Neringa plačiai jos pristatė savo knygui, daug vietos paskyrė. Su Romu Palčiausku kalbėjosi, interviuojame. Čia Loreta norėjo nutraukti mane, nes matė tos sekančius kadrus, ko aš išdidinau iš to komikso. Ir norėjau tiesiog parodyti, kokio genialumo buvo Romas Palčiauskas dailininkas. Pažiūrėkit, kokie judesiai, kokios mimikos, kokie charakteriai, kiek darbo čia antropologui. Pažiūrėkit į tos amerikonus policininkus žaliom uniformom. Čia viskas Amerikoje vyksta. Taip, ir kokios gražios situacijos. Taip, dar norėjau pasakyti, kad ne tik viršeliai, kiekvienas puslapis buvo Šluoto įdomus. Kaip pavyzdį noriu parodyti mūsų maketavimo pastangas. Vakar, šiandien, rytoj toks puslapis. Ir baigdamas vasarinę nuotaiką savo piešiniu tokį įdėjau, kuris irgi buvo kažkada tai viršelyje Šluotos. Ir vadinasi, taip mergina sako, moteris, savo skalbinį džiovinu tik sveikame pušyno ore. Ten stovi Volga, toliau su kuria jinai tos rūbus atvežė, vairuotojas tos rūbus kabina. Čia buvo viena mūsų pažįstama nupiešta, bet neminėsiu jos pavardės. Ačiū. Tai antrą kartą ačiū, Kęstuti, ir noriu Jums dar pristatyti, prie mūsų prisijungė knygos iš anglų kalbos vertėja, daktarė Daiva Litvinskaitė, o šį renginį moderuoju aš, rašytoja Loreta Jastramskienė. Labai dažnai pamirštu prisistatyti, tai ištaisau klaidą. Ir dar vienas tikrai artimas liudininkas Šluotos gyvenimo, kaip ir minėjau, yra ir kartu su mumis dalyvauja renginyje vyriausiojo redaktoriaus Juozo Buloto sūnus, žurnalistas Juozas Bulota. Tai pristatant asmenybės, aišku, labai populiaru klaus, ką jis ten valgo, kurios ten miega, kuo kvepinasi, tai čia aišku paklausiu ir tų dalykų, bet būtų man galbūt svarbiau dar vienas toks klausimas. Tai turiu pacituoti Neringos knygą.
Sovietų valdžia tikėjosi, kad piliečiai, juokdamiesi iš girtuoklių ir spekuliantų, snobų ir palaidūnų, kunigų, blogų viršininkų, užkietėjusių biurokratų, prisidės prie socialistinės naujosios visuomenės kūrimo. Padės atsikratyti, kabutės atsidaro, vis dar pasitaikančių trūkumų, užsidaro, šitą tikrai žinot posakį, paveldėtų iš, irgi kabutės atsidaro, buržuazinės praeities užsidaro ir komunizmas suklestės. Sovietinis juokas turėjo žmonės paversti sovietiniais piliečiais. Tai ir noriu, Juozai, jūsų paklausti, ar pasisekė jūsų tėčiui šis darbas ir ar pavertė? Tai ačiū labai už pakvietimą dalyvauti šitam renginį, man tikrai labai yra malonu. O dabar grįžtant prie visų šitų politinių aspektų, tai gal manau, kad pasisekė ta prasme, kad tiražas žurnalo buvo 120–140 tūkstančių ir šiaip savo, matyt, toks tiražas nebūna. Aišku, niekas nieko ten netvertė, jokį nei socializmą, nei komunizmą, bet kadangi dabar yra ta labai aktuali partijos tema, PPO, šluotojų ir taip toliau, tai tokius porą dalykų noriu Jums papasakot, ką prisimenu iš tėvo redaktoriavimo laikų. Tai aš apie tą organizaciją, kad ten yra kažkokia komunistų partijos šluotojų, tai iš vis negirdėjau iš tėvo. Bet aš visą laiką girdėdavau, kaip jis eina aiškintis į centro komitetą. Nu, aš tada buvau dar vaikas, tai galėjau visko nežinot. Ir kaip ir kiekvienas žmogus, tėvas taip pat laukdavo kasmetinių atostogų vasarą. Bet normalų žmonės tai tiesiog nuoširdžiai laukdavo, kad mėnesį galės atostogauti. Tėvas laukdavo dvejopai, su baime. Jis laukdavo to mėnesio, kada jis išeis atostogauti, bet jis visą laiką šnairuodavo į dailininkus ir, išeisiu šitą mėnesį, bet kas čia dabar bus. Ir jo nelaimė, jisai toks buvo pakankamai demokratiškas, mums atveždavo iš Amerikos giminaičiai ir draugai pleibojus. Jisai savo nelaimį davė jos pavartį dailininkams. Kol tėvas atostogavo, dailininkai nufotografavo vieną iš pleibojų viršelių, įdėjo iššluotos, berods paskutinį viršelį, uždėjo antraštę, štais kapitalistinis pasaulis, ta prasme, šlikštėkitės, ir spausino. Sekantį rytą šluotos nebuvo niekur. Iš kioskų, iš visur buvo iššluota. 140 tūkstančių buvo iššluota tiesiog. Visi piktinosi kapitalistiniu pasauliu. Grįžta tėvas iš atostogų. Tai ką, ant kilimo kviečia į centro komitetą. Sako, tai ką, draugas buvote, tai kur jūs žiūrite, nesvarbu, kad jūs atostogose, tai ką jūsų dailininkai daro, tai sako, mesgi smerkiam viską. Mes sako, net nespėjom surinkti, sako, net niekas, visą važiavo tarnybos, nieko, viskas dingo. Tada, sako, čia taip nepraeis, tėvas galvoja, arba išmes iš darbo, arba, sako, šį kartą apseisim, įrašysim griežtą partinį papeikimą. Įrašė, pareina tėvas, kad jis, beveik patenkintas, neišmetė, sako, tik taip griežtas partinis papeikimas. Ir tai vyko apie kokius 70, neatsimenu, dabar 70 kelinti metai, įsivaizduokit. Tėvas su tuo griežtu partiniu papeikimu vaikščiojo 23 ar 24 metus. Jau likus gal kokiem 5–6 metams iki sąjūdžio, jau kai visiškai buvo pasikeitę, vaikai jiems skambina iš CK ir sako, žiūrėkit, užėkit į kadrų skyrių, čia iškilo klausimų. Jeigu sako, jau kadrų skyrių, tai jau išmes, sako, viskas, jau čia išmes, viskas aišku. Ateina, sako, žiūrėkit, čia toks mums nesuprantamas niuansas, sako, jūs čia, sako, esat gavę 70 ar 70 metais griežtą partinį papeikimą. Bet, sako, draugas buvo. Jūs rašytojas, viskas tai. Kas čia per formuluotę parašyta? O formuluotė buvo tokia. Už pornografijos platinimą tarybinės visuomenės gretose. Ir taip tėvas vaikščiojo 23 metus. Tada sako, tai aš nežinau, ką sako, tai jūs darykit, sako, tai matot. Draugas Bulotas sako, mes negalime eit pas CK sekretorių, dabar nuimkit Bulotas, nes jis pornografiją platina. Jis sako, nesolidu, sako, paskui dar iki Maskvos dais.
Šiaip netaip nuėmė. Tai sako, žiūrėk, po 23 metų, sako, aš persitvarkiau. O jo brolis, mano tėvo brolis, sako, Juozai, tu pasižiūrėk į veidrodį ir į pasą. Tai kiek tų metų, sako, kokia pornografija, sako. Aišku, sako, tu turėjai persitvarkyti jau. Kitas dalykas buvo, čia jūs galbūt kažkaip tai yra šalia Šluotos ir buvo tas pats autorių kolektyvas, ėjo milžinišką populiarumą, turėjo leidinukai, buvo 2 leidimai, čia priejo Kindziulis. Tai viskas tvarko, vieną kartą išėjo tiražo ar 150 000, kažkokiu nerealiai dideliu. Ir iš karto jį buvo išpirktas ir vėl antrą kartą. Atsimenu, tėvas sakė, dar kartą pakartoti, kad ten buvo ar 300 000 tik vienas leidimas. Vėl skambina iš CK, sako, ateikit čia, sako, reikia su jumis pasikalbėti. Sako, tėvas, sako, nežinau. Nėra čia jokių karikatūrų per daug. Anekdotai, ką aš dabar sako, aiškinsiu. Eina į CK, sako, draugas buvo, tai žiūrėkit, kame reikalas. Mes atspausdinom praeitą mėnesį TSRS konstituciją. Visiems privaloma įsigyti. Tiražas ten buvo ar 200 000, kažkas tokio. Žiūrėkit, konstitucijos niekas neperka, niekas neima, net privalomai. O Kindziulis išpirktas per 5 dienas. Kame reikalas, sako. Ką jūs sako, kaip ten pas mus su jumis ten su ideologiniu darbu redakcijoje. Tai vėl kaltas buvo, kad tiražas buvo nenormaliai didelis. Tai buvo tokio partinių niuansų, kaip jis turėjo, bet visą laiką tai būdavo ant ribos. O jeigu mes šnekam, apie asmeninį gyvenimą, ką aš čia galėčiau tokio, galbūt kas pražiūrėta iš kitų dar susitikimų pristatymų. Tai be abejo, tėvas buvo ir medžiotojas, ir žvejys, bet aš norėčiau jums šiek tiek trumpai papasakot, kad vienintelė vieta, vienintelė veikla, kur tėvas negalvodavo apie redakciją, negalvodavo apie reikalus, tai buvo žvejyba. Ta jis darė pavasarį, vasarą, žiemą, visais metų laikais. Ir tai jis tą darydavo 2 kartus per savaitę. Ir čia salėje yra kolegų, kurie prisimena, kad redaktoriaus buvo tos antradienį ir ketvirtadienį gali skambėti varpais, jo redakcijoje nebūdavo. Nes jis būdavo komandiruotė. O komandiruotė tai būdavo, šnekėkime atvirai, jis važiuodavo žvejoti. Ir mobilių telefonų niekas neturėjo, tais laikais niekas nieko, ir viskas vyko sėkmingai. Bet jisai nebuvo žvejys mėgėjas. Aš noriu pasakyti, kad jisai buvo žvejys maniakas. Ir maniakas, kuria prasme, tai aš ant savo kailio, matot, išbandžiau. Atsimenu, vieną vasarą brydom per Merkį, o tėvas gaudavo iš Amerikos dovanų, iš amerikiečių draugų, giminaičių, visą įrangą žvejybos. Kas buvo tuo metu Sovietų Sąjungoje, Lietuvoje, tai čia buvo neįsivaizduojama, čia tas pats nežinau. Baisus dalykai, kaip tai buvo gerai. Ir man davė tokią terbą nešti. Sako, tik tu sako, atsargiai, aš brendu, bet aš buvau mažas dar. Tėvas didelis. Jis nubrido, o su ta visa terba keberiokšt ir plaukiu upė visas. Aš plaukiu, gal tik kojos persivertė, o tėvas nuo kranto rėkė. Sako, tu krepšį su muselėm saugo. Pirmiausia. Aš visą šlapęs, kai višiukas išlipu iš upės. Tėvas kažkoks pasimetęs, sumišęs, žiūri, sako, klausyk, tu mamai tik nepasako, kad aš pirmiausia reikėjau dėl krepšio su muselėm. Aš manau, kad čia viskas gerai, tu čia nenuskendai ir gerai. Tai jis nenorėjo parodyti, kad muselės žvejybos jam buvo svarbiau negu kad aš. O antrą kartą žiemą su tokiu vienu žinomu garsiu lietuvių literatūros kritiku Adolfu Sprindžiu nuvažiavam žvejot po ledį žiemą jau. Kažkur iš Penčionių ar Ignalinos rajone, bet jau buvo pavasariop, žiema baigėsi. Ir jis pasakė tėvui, sako, žinai, čia prieš 3 dienas tokias dugninės užmečiau, bet ledas patirpo, negaliu nueiti, negaliu pasižiūrėti, ar ten kas užkybo ar ne. Sako, klausyk, tėvas sako, tai sako, mane pasiūskim, sako, jis patikrins. O ledas jau braška, ten traška. Tu sako, eik, sako, tugi mažas, nieko čia baisaus, sako, žinai. O už kokių 200-300 metrų kažkoks vietinis lenkas rėkė, sako, sorobiš, aš nesupratau, ką. Vienu žodžiu, prilaksitoj.
Tai tada literatūros kritikas su tėvu rėkia. Tu išskėsk rankas, nes jeigu įlūši, tai kad iš karto į dugną nenueitum. Sako. Nu, ačiū. Aš patikrinau. Jis sako, klausyk, aš dar prie vieno ežerio esu palikęs. Aš galvoju, ačiū, viso gero. Aš šiaip netaip grįžau. Tai kai dabar šneka apie vaikų teisų apsaugą, ten žmogaus teisės, tai žinokit, aš labai ramiai tai žiūriu ir manęs kaip ir tas jau perėta mokykla tokia. Tai nežinau, ką aš dar galėčiau jums linksmo papasakoti, bet tokia buvo realybė. Dėkui, ačiū Juozai, aš kažkaip labai gerai atsimenu iš Neringos knygos tuos čemodanus, ten taip ir jie vadinami, kuriuos tėtis jūsų veždavo į Maskvą. Kai prasižengdavo dailininkai ir jie per daug ten komiksų nupieždavo ir tuose čemodanuose būdavo ten dešros, gėrimai ir žodžiu viskas taip irgi komiška gana. Žinot, aš tai nelabai, šitų čemodanų, nes tėvas iš vis nemėgdavo iš vis važiuoti į Maskvą. Jeigu ten būdavo kažkoks jubiliejus, tai jis ir pasiūsdavo kažką iš dailininkų arba iš pavaduotojų. Sako, aš visai ten nenoriu nei gerti, nei ten, sako, lankstytis, man to visai nereikia, sako, žinai, ir visai aš nenoriu ten. Ir aš apie tos, nežinau, gal aš buvau mažas ir to nebeprisimenu, bet šitas man yra visai išsprūdė. Nes jisai netgi nevažiuodavo, jisai vasaros metu mes niekad nevažiuodavom atostogauti į ministrų tarybos CK ar į kažkokius tai žinybinius nomenklatūros namus, nes pirmas buvo tėvo nusistatymas. Dar sako, to betrūko, kad aš per atostogas ten važiuočiau jiems lankstytis. Tai jau ne. Ir mes visuomet važiuodavom į tokį medinį namuką Nidoje ir paskui į sodybą. Ir su ta Maskva, tai man atrodo šiek tiek gal sutirštintos spalvos, nes nelabai ten, kad čia buvo tie maskvėnai, atsimenu, kelis kart buvo atvažiavę. Tai taip, tie, iš krokodilo. Bet kad jis ten lankytųsi dažnai, tai ir man atrodo, jis daugiau buvo pavaldus čia, ne Vilniaus, o Lietuvos partijai, centro komitetui, negu kad tiesiogiai Maskvai, nes aš manau, kad jau vien, kaip kažkada sakant, jau buvo skundą parašę į Maskvą, kažkokią anoniminį, kad štai yra žurnalas, toks šluotas, sako, ir jūs pasižiūrėkit, kas ten darosi, sako, jie spausdina komiksus. Tai sako, kažkoks tai buržuazinis žurnaliūkštis, iki ko dasigyvenom, kad kažkoks buržuazinis žurnaliūkštis iki kažkokio Lietuvoje spausdina komiksus. Tai sako, jau iki ko, tai sako, reikia jau senai uždaryti tokį žurnalą, negalima jo leisti. Bet ten paskui viskas kažkaip nurimo ir aš nebežinau, bet tokia kalba buvo. Tai Neringa matyt patikslins. Aš pasakysiu, dabar girdėjau, kad jeigu ką nors mokslininkai netai parašo, tai į teismą. Ir jau kai nueini į teismą, tada reikia įrodymų. Na ir jeigu yra tik vienas įrodymas, tai tada blogai. Na, jeigu yra keletą, tai jau tada gali apsiginti. Tai su tais čemodanais, čia aš citavau Radvilavičių. Ir Radvilavičius, Algirdas Radvilavičius, dailininkas tą minėjo ir minėjo dar kažkas, aš dabar galvoju, nebeprisimenu, kad būtent Bulota važiavo. Galbūt tai nereiškia, kad jis važiuodavo labai dažnai, bet toksai paliudijimas yra. Ir minėjau ir tai, ką sakėt, kad nevažiuodavo ir nesilankstydavo niekam tenai atostogaudamas ir kad medžiodavo. Na ir šiaip archyvai paliudija, kad Šluotos redaktoriai buvo kaip ir, kaip sako, antri smuikininkai, negrojo pirmojų smuikų, nebuvo tie garsieji literatai, humoras vis tiek buvo laikomas ir karikatūros, šiek tiek žemesnis žanras negu tikroji dailė, tikroji literatūra. Tai jie ir nedalyvaudavo tose pačiuose aukščiausiose medžiotojų grupėse, ar ne, ir jie su redkolegijom kitom, jūsų tėvas, ar ne, yra irgi archyvinės nuotraukos, kur ir jūs tą buzą, ar kaip ten vadinosi valgint? Biguzą valgint. Biguzą, ne buzą. Dabar mes imsim ginčytis. Taip, dabar noriu atsiliepti, palaikyti Juozą, kad, kažin ar Bulota tikrai važiavo į Maskvą su dešrom.
Radvilavičius, aš tikiu, kad Radvilavičius tau tą sakė, nes apie Šluotą visokių anekdotų sklido po Lietuvą, ko buvo, ko nebuvo, mes juokaudavom, o apie mus dar žmonės daugiau prišnekėdavo. Radvilavičius buvo kaunietis, o Kaune apie tai, kad Vilniečiai važiuoja į Maskvą su dešrom apsikabinę, tai visi žinojo kabutėse. Taip, kad jo liudijimas yra iš to. Kitas įdomus, Juozo pasakymas, kad Bulota nelabai mėgo bendrauti su atvykėliais. Tikrai buvo atvejas, kad iš Maskvos atvažiavo Kukliniksų vienas sūnus, reiškia, jis buvo Krokodilo meninis redaktorius tuo metu. Bulota man pavedė po Vilnių jį vežioti, supažindinti su, reiškia, Vilniaus architektūrą ir panašiai. Bet į restoraną ėjo pas, buvo restoranas, vakarienė, kvietė ir mane, bet aš kultūringai atsisakiau. Tai tiek apie važiavimus. O dar apie komiksą noriu pasakyti, kad tikrai dėl komiksų tikrai buvo triukšmas kilęs ir tikrai reikėjo atsimušinėti. Buvo kurį laiką nutrauktas komikso, reiškia, spausdinimas Romo Palčiausko, nes tai tikrai buvo naujiena, nes komiksą ne tik, kad reikia vertinti, bet dar jį reikia ir suprasti. Aišku, kad mūsų visuomenė, ko gero, dar labai sunkiai mokėjo skaityti tą vizualinį tekstą, vizualinį komikso pasakojimą. Ir galėjo tikrai nemažai žmonių piktintis, kas čia laksto, kas ten šaudo, kas ten nuogi laksto tuose piešiniuose. Bet Bulota gynė Romo Palčiausko šitą kūrybą. Paskui atgaivino ir pats kūrė siužetus tiem komiksam tęsiniam Romo Palčiausko. Kadangi Neringa minėjo apie tą medžioklės, tai tėvas daugiausia buvo žvejys, bet medžioklės jis daugiausia važiuodavo į tai vadinamasias, tuo metu buvo populiarų žurnalistų medžioklės, kurios vykdavo kartą metuose. Ir ten būdavo daugiau toksai bendravimas ir kalambūrų šnekėjimas vieni kitiem, negu kad tą medžioklę. Nors specialiai iš tai medžioklė tėvas buvo pagaminęs linksmojo šaulio tokį medalį, dėl kurio eidavo iš proto visi, eidavo iš proto, to prasme, gerąją prasme. Redaktoriai ir žinomi žurnalistai, kadangi jau niekam, ne tai, kad niekam, bet daugelis norėdavo tiesiog gauti tą medalį, o viskas būdavo tėvo rankose. Jis sudarydavo komisiją ir eidavo kalba, tai kaip tas medalis. Ir žinot, aš prieš šitą renginį radau tėvo arsenaluose dar likusi vieną iš šitų medalių, dėl kurio buvo tokios didelės varžybos ir taip toliau. Tai jis atrodė šitaip, tai buvo karvės lenciūgas, karvė ryžti ir metalo gabalas. Tai dėl šito medalio eidavo iš proto daugelis, netgi vienas buvo tikrasis Mokslo akademijos, ne narys korespondentas, bet akademikas buvo. Jis buvo susijęs su miškų ūkiu ar su miškininkas buvo. Ir jis prabėgus gal kokį ir gavo jis tą medalį, nes prašovė žvėrį, nežinau kokį ten. Ir jis po 10 metų sutiko tėvą per kažkokį priėmimą ir sako, tu žinai, sako, Juozai, aš tau turiu prisipažinti. Iš tikrųjų, sako, aš ten ar šerną, ar žvėrį, nežinau ką. Tai aš jis, sako, žinok, specialiai prašoviau, sako, aš viršun šoviau, kad gauti tavo tą medalį. Tai sako, taigi tu akademikas, tai galėjai ateiti į redakciją, būčiau aš tau padovanojęs. Ne, sako, man nepatogu, reikia užsidirbti, sako, šitą dalyką. Tai dėkui už įdomų ir išsamų pasakojimą ir paaiškinimą. O kaip ir minėjau, renginyje dalyvauja knygos vertėja Daiva Litvinskaitė ir profesorė Neringa Klumbytė savo mokslinėme tyriamajame darbe apie Šluotą naudoja tokių įdomiausių terminų, mokslinių sąvokų, kurios atrodo sutalpina savy tokius tarsi nesuderinamus dalykus - autokratiją ir laisvę, juoką ir mokslą. Tai iš tų sąvokų būtų tokios kaip
daugiakryptis juokas, disensusas, politinis intymumas, satyrinis teisingumas, nematoma cenzūra, antagonistinis prisitaikymas. Tai kaip jums, Daiva, sekėsi su tom savokom susigyventi ir jas išversti, nes knyga skaitosi puikiai ir, aišku, ją skaitant turi mąstyti ir dažnai steptelėti. Ir jūsų, pavyzdžiui, ieškojimai kaip vertėjos, kuo jie pasižymėjo? Ačiū labai už gražų žodį dėl vertimo. Tai yra mudviejų su Neringa nuopelnas, nes terminus ir savokas mes vertėme pasitardamos. Aš versdavau skyriais, ieškodavau terminų lietuviškame mokslinėme diskurse, siūlau Neringai, Neringa konsultuojasi su savo kolegomis Lietuvoje ir, žodžiu, mes tokiu būdu ieškojom vertimų variantų. Vienus terminus ar savokas buvo nesunku išversti, nes tai yra pažodiniai vertimai, pavyzdžiui, politinis intymumas, tiesiog pažodinis vertimas. Kitus terminus tiesiog rasdavau kontekste, jau vartojami, jie išversti, priimti. Na ir sunkiausia būdavo su tais terminais, čia jau nieko naujo nepasakysiu, tie, kurie dar neišversti ir jų tiesiog nėra. Tai apie kai kuriuos terminus mes galvojom per visą vertimo procesą ir vienas iš jų buvo ideologinė sovietizacija. Mes abi su Neringa tą puikiai suprantam, Neringa man paaiškina, viską suprantu, bet neteina žodis, niekaip nerandam varianto ir galvojom, bet Neringa galų gale nusprendė, kad vis dėlto reikia versti šitaip ir taip ir buvo. Žodžiu, tokie terminai, kur kelia iššūkį, jie ir atneša labai daug džiaugsmo, jeigu surandi gerą variantą, gerai išverti, tai labai be galo gera. Ir kurį laiką tą prisimeni ir pasidžiaugi, bet jeigu sutinki ir kažkaip vis abejoji, vis grįžti prie termino, ar savokos, ar žodžio, vadinasi, dar reikia ties juo padirbėti. Bet verčiant Neringos knygą man buvo labai ramu, kadangi Neringa mokslininkė parašė pirmą knygą angliškai, lietuvių kalba yra gimtoji, tai aš visą laiką žinojau, kad jeigu ką nors išversiu ne taip, Neringa tiesiog pataisys. Kitas dalykas, verčiant susidūriau su sovietmečio kalba. Atrodo, ta kalba gi lietuvių, ta pati kalba, bet ji vis dėlto kitokia, tokia pompastiška, ideologiškai angažuota. Pavyzdžiui, šiandien mes sakome žodį benamis, tuo metu sakyta valkata ir toks labai stipri konotacija. Labai dažnai ta kalba tiesiog klišinė sovietmečio kalba ir dažnai kartojosi frazės tokios kaip, palaukit, prisiminsiu, praeities, buržuazinės praeities reliktai. Vis dar pasitaiko trūkumų. Ideologiškai neteisingas kūrinys, kažką taip atrodo panašiai. Tai teko vykti ne kartą į Lietuvos ypatingąjį archyvą, ne tik citatas išversti, sutikrinti, bet ir pasidaryti tam tikrą sąrašą, kaip versti tam tikrus žodžius, kaip versti tam tikras frazes.
Ačiū, Daiva. Ir tada sugrįšiu vėl prie Neringos. Norėčiau, Neringa, kad jūs galbūt plačiau pakomentuotumėt tą reiškinį, kuris sovietmečiu buvo tiesiog būtinas žiniasklaidai, tai cenzūra. Ir nes čia daug kuriozų ir kartu tokių rimtų dalykų. Pacituosiu jūsų knygą. Šluotos tekstuose nebuvo utėlių, blakių, šlapimo ir keiksmažodžių. Socialistinė kasdienybė negalėjo būti vaizduojama nepadoriai ar ciniškai arba, kaip minėta, smarkiai piktinantis. Ir ten yra irgi vienas toks kurioziškas faktas, kai nemandagios pardavėjos aprašyme cenzūra išbraukė tokius žodžius. Į putnius jos klubų minkštimus giliai įsirėžė prekystalio briauna. Tai atrodo nekaltas kažkoks sakinys, bet ir skamba kaip anekdotas. Tai ir būtų įdomu išgirsti ir apie tuos sovietmečio anekdotus, ir apie cenzūrą. Ir žinau, kad turite skaidrių, tai tikrai pasižiūrėsime ir pasiklausysime. Tai dėl cenzūros taip, aš tik trumpai dar padėkosiu. Daiva tikrai padarė neįsivaizduojamą milžinišką nuostabų darbą, dirbdama prie vertimo knygos, ir aš kartais galvodavau, žiūrėdavau į tą sakinį, perrašinėdavau, paskui galvojau, bet Daivos parinktas tikrai daug gražesnis. Tai sakinys ir kalba šitoje knygoje yra labai graži dėl to, kad Daiva ją vertė. Tai ačiū, Daiva, be galo už vertimą. Aišku, kai man būdavo jau labai pikta dėl skaitimo lietuviškų ir galvojimo apie tos žodžius, tai aš galvodavau, kaip būtų gerai, kad aš tos kalbos nežinočiau. Tada jeigu būtų verčiama iš vengrų kalbos, tai nieko nereikėtų tada tikrinti, apie nieką nereikėtų galvoti. O dėl pačios knygos ir dėl pačios mes kažkaip nepalėtėm tos ašies, aš truputėlį pasakysiu tos knygos, tai kadangi aš ją pradėjau rašyti vis tiek platesniai auditorijai, tai aš pradėjau iš toliau, iš to, kaip buvo sukurtas tas, kai buvo vadinamas raudonasis humoras, tai buvo vadinama bolševikų tais laikais Rusijoje. Jisai daug buvo ir svarstymų 3. ir 4. dešimtmetyje Sovietų sąjungoje, tuometinėje, ne Lietuvoje, žinoma, Lietuva buvo nepriklausoma tuo metu, ar gali egzistuoti humoras apskritai komunistinėje valstybėje. Nes juk humoras jis yra toks kritinė savirefleksija. Ar galime leisti, kaip juoksis komunistas ir ar nesugriaus valstybės pamatų besijuokdamas. Tačiau pagal, buvo vadovaujamas ir ta marksistinė ideologija, kritika ir savikritika buvo teigiamas dalykas. Tai mums kartais tiems, kurie nesusipažinę gerai su ta epocha, gali atrodyti, kaip galėjo leisti tuos dalykus sovietmečio. Bet kritika buvo ideologiškai pateisinama ir Šluota, tie, kurie nebūtinai žino daug apie šitą žurnalą, jai buvo suteiktas mandatas daryti ir atskleisti ir kritikuoti daugiau negu bet kam kitam. Ir čia buvo valstybės, komunistų partijos, galima sakyti, plačiajame kontekste mandatas, kurį jinai turėjo įgyvendinti. Galėjo kritikuoti, aišku, neperžengiant tam tikrų ribų, apie kurias pakalbėsim, buvo cenzūra. Ir aišku, čia vėlgi yra ta lietuviška žurnalo specifika, lietuviško humoro specifika. Būdavo pajuokavama ir pasakoma, galim mes daugiau, todėl kad niekas ten Maskvoje nesupranta, ką mes sakom lietuviškai. Bet buvo ta specifika, kad lietuviškas humoras buvo ir skaitytojas buvo kitokia. Vis tiek tai buvo sulietuvintas tas humoras ir negalima sakyti, kad tai buvo tai, ko bolševikai ten 3. dešimtmetyje tikėjosi. Krokodilo humoras buvo visai kitoks ir Kestas pasakojo ir Juozas pasakojo, kaip tas Šluotos humoras vis tik egzistavo tarsi kaip komunistų partijos propaganda, bet ir kartu opozicija.
Tai va aš tarp tų dviejų polių ir bandau suvokti iš tikrųjų vietą visuomenėje ir kaip skaitytojai priėmė, kaip skaitė ir kaip dailininkai patys kūrė. Ir kada va jie patekdavo į bėdą, tai čia bus keli pavyzdžiai, va Kęsto Šiaulyčio, mūsų kolūkio stotelė pati šilčiausia. Aš naudoju siekdama užčiuopti tą daugiaplotmiškumą humoro savoką, daugiakryptis humoras. Ir pavyzdžiui, mes su Kęstu sėdėdavom ir jis man rodydavo tas karikatūras, kai aš mokiausi šluotos kalbą suprasti. Ir aš sakydavau, aš pati literatūrą studijavus, tai aš įsivaizdavau, kad aš labai gudri, sakau, čia taip ezopinė kalba, čia galima matyti kelis sluoksnius. 2. Kęstas sako, bent 4. Ir tada pasijusdavau, kad visai nesusigaudau iš tikrųjų, kaip viskas yra, bet kaip galėdavo skaityti šitą karikatūrą, tarkim, bendrais bruožais, ar ne, jeigu sakom valdžia, žiūrėtų į tai ir sakytų, tai čia yra žinoma vis dar pasitaikantis trūkumai. Nėra ten Rūgio kolūkiai, buvo berods pavadinta šitas kolūkis, stotelės. Tai mes iš to pasijuokėm ir reiškia pasijuokę, pakritikavę vienas kitą, tapsime geresni komunistai, žengsime toliau į komunistinį šviesų rytojų. Tai ideologiškai viskas tvarkoja, o žmogus pasiėmęs skaitytojas sakytų, supuvusi Sovietų sąjunga, mes čia turim dabar sėdėti medyje ir laukti, kol autobusas atvažiuos, negali stotelės pastatyti. Ir tokių skaitimų galėjo būti labai daug ir mes matom, kad tas skaitimas ir tas to skaitimo galėjo būti labai daug, tiesiog juokiamas iš pačios situacijos, suprantama tai kaip meno kūrinys, arba įžvelgiamos tam tikros įvairios plotmės. Ir galima kritika, net paties režimo kritika, kai kuriais atvejais. Ir aš parodysiu daugiau pavyzdžių. Va čia, pavyzdžiui, man įdomu, kaip jūs suprastumėt, už šitą papuolė gavo Bart iš propagandos ir agitacijos departamento. Buvo išleistas archyvuose yra tas nutarimas, kodėl yra blogai, bet čia kiekvienas, aišku, juokiasi iš kažko, bet buvo sukritikuota dėl to, kad kritikuojami rusai, kad čia prieš rusus. Nebūtinai čia Deltuvos tas piešinys yra prieš rusus, bet buvo matrioška rusiška Lietuvoje. Taip. Tai už šitą pateko į bėdą. Čia Jono Varno už tą kaspiniuką gale. Nupiešėt ir tada neaišku, kodėl staiga atsirado kaspiniukas ir gali galvot, kad čia yra kažkas užslėpta. Tai vėlgi žiūrėkit, sveiki atvykę, ar ne, katinėliai paukščiukai. Tai atrodo visiškai nekalta, ar ne, bet jeigu tokią karikatūrą padėtume, kažkas perspausdintų, kur diskutuoja, kaip Sovietų sąjunga užėmė Lietuvą kokioje nors užsienio spaudoje, tai būtų labai problemiška. Ir šiaip žmogus galėjo suprasti katiniukus kaip Sovietų sąjunga, o paukščiukus kaip Lietuva. Ta prasme, tų skaitimų galėjo būti labai daug. Ir stilius yra svarbus, o meninis stilius Šluotoje buvo modernus, lyginant su Krokodilu, kur vyravo toks daugiau socialistinis realizmas. Ir tai, kad čia piešiama be burnų ar ne, arba paišomi visokie kaspiniukai, tai jau čia būdavo šitie dalykai kartais kritikuojami. Čia tik norėjau pailiustruoti, kaip stilius gali būti problemiškas. Čia iš Vladimiro Beresniovo dailininko katalogo. Jūs gaudavo tos katalogus iš įvairių šalių, ar ne? Ir šitame kataloge, jisai sakė, atėjo KGB, pasibeldė į duris, buvo kelios Brežnevo karikatūros. Čia Beresniovo pasakojimas, nežinau kaip iš tikrųjų buvo, bet čia jo liudijimas. Ir jie atėję išplėšė vieną lapą, kur buvo su Brežnevo karikatūra, o šitos jie nesuprato kaip Brežnevo karikatūros. Čia
įdėjau antakius, kad palygintumėt. Taigi, va, tokiu būdu modernaus stiliaus naudojimo buvo galima pasakyti daugiau negu kitais atvejais. Na ir aišku, Radvilavičiaus tos antiimperialistinės vadinamos karikatūros, tos propagandinės karikatūros, aš ją žiūrėdavau ir galvoju, jie tokie mėly labai man tie žmogeliukai, bet Krokodilė daugiau tokie groteskiški, baisus vaizdai. Tai vėlgi ta estetika meninė vėlgi sako apie tam tikrus polinkius ir požiūrius į pačią realybę. Ir pats Radvilavičius minėjo, kad šita galėjo būti suprasta irgi kaip Sovietų armijos kritika, bet kuri antiimperialistinė karikatūra galėjo būti suprantama kaip kritika Sovietų armijos ar militarizmo, nebūtinai kaip Amerikos. Ir tas visada reikalaujama buvo, kad būtų arba US parašyta, arba NATO, arba dolerio ženklas nupieštas, kad nebūtų dviprasmybių, bet vis tiek buvo suprantama įvairiai. Ir čia Kęstas 90-ais berods metais, 88-ais išvertė, ką jie turėdavo omeny, kai rašydavo United States, kad tai buvo Union Soviet. Na ir tas garsusis žurnalas, kuris buvo irgi sunaikintas, beveik 120 000 egzempliorių. Tai jeigu būtumėt geri kritikai, aš jūsų paklausčiau, čia va tas, kuris buvo sunaikintas, tik keli yra išlikę, čia Juozo Bulotos dovana man, jūs turi dar antrą ir jų turbūt yra tik tai keli. Tai jeigu jūsų paklausčiau, kas yra blogai su šitu, kodėl jį reikėjo sunaikinti, jeigu jums reiktų užimti dabar cenzoriaus vietą, kas būtų blogai čia šituo atveju? Taip, šaltibaršių spalva, kisieliaus spalva, Andrius sakė. Andrius Cvirka, čia jo piešinys, kisieliaus spalva turėjo būti revoliucijos spalva, o ne kisieliaus spalva. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, čia 100 yra, laukit, va 100 matot, ant antro lapo 100 ir tas 100 viršuje yra aukštyn kojom. Tai išeina 001. Tai Leninui ne 100, o 001 ir dar Cvirka minėjo, kad tai galėjo būti suprastas kaip tualeto ženklas, ar ne? 001 anksčiau tas buvo irgi. Tai turėjo viską perpiešti, perdaryti į revoliucinę kraujo spalvą ir pakeisti vidinį, išimti visus tos 100, kurie buvo aukštyn kojom. Tai va šitoksai buvo, čia buvo didžiulė klaida šita. Ir šitas visas žurnalo tiražas buvo sunaikintas. Na, Juozas sakė, kad gavo papeikimą už tos pleibojus. Aš niekur neradau antro patvirtinimo, tai taip ir parašiau knygoj, kad neradau antro patvirtinimo dėl tų pleibojų, bet papeikimas buvo už šitą. Yra tose pirminės partinės organizacijos archyvose papeikimas už šitą. Ir minima Glavlito archyvose, jog buvo nubaustas Bulota. Nėra paaiškinta, kodėl, ir vėlgi aš svarstau, kodėl tai galėjo būti. Na, tos nuogybės turbūt netiko, policininkas su angelo sparnais. Ir dar kažkokie matyti aspektai. Rojaus vaizdavimas, religiniai simboliai buvo visada problematiški. Čia vėlgi, dar aš gal praleisiu kelias karikatūras, čia buvo už nuogybės kritikuojamas Bulota, bet buvo išspausdinta. Apskritai užsienio humore buvo pasakoma daugiau, ko nebuvo galima pasakyti šiaip. Ir čia Kęsto labai puikus pavyzdys, kai jisai nupiešė karikatūrą, greitkelis ir per vidurį yra žalia vėja ir toje žalioje vėjoje yra kapinės. Tai Bulota tavo pasakojimų liepia įdėti į užsienio humorą, nes sovietiniai šaly tokių dalykų nėra, o vat užsienyje jų yra.
Taip ir buvo. Tai va, užsienio humore taip pat žmonės sužinodavo iš užsienio humoro įvairių dalykų, kurių nebuvo Sovietų sąjungoje. Tai jisai buvo įdomus tuo. Ir buvo KGB archyvose radau tik tai kelis paminėjimus Šluotos. Šiaip Šluota buvo Glavlitė minima labai dažnai ir cenzūruojama kaip vienas iš labiausiai užkliūvančių žurnalų už savo humorą, bet va čia toksai laiškelis atsiųstas žmogaus, jisai buvo perduotas Alberto Lukšos ir dar vienas tas laiškelis apie Kindziulį perduotas į KGB dėl to, kad jie net nežinojo, kad čia galėjo būti ir provokacija. Tiesiog jie galėjo būti tikrinami. Tokie kaip pasakymai Vilnius mūsų, o mes rusų, tokie buvo nepriimtini, žinoma. Ir čia tokia mano lentelė, gal aš daug nekalbėsiu, bet pavyzdžiui, ko jūs labiausiai pasiilgstate? Čia priėjo Kindziulis ir tarė atlyginimo. Tai šitas buvo išcenzuruota, nes negalėjai tokių dalykų kritikuoti. Negalėjai sakyti, jog užsienietiški džinsai geresni negu tarybiniai džinsai. Turėjo būti tarybiniai džinsai geresni. Vienas atsiuntė dainelę viskas mūsų, bet mes rusų, lietuvėlė jau ne mūsų. Ir čia buvo kontekste parašytas visas felietonas, kaip įlipo girtas žmogus, prisigėręs ir negražiai elgėsi ir tą dainelę padainavo. Na ir tokiu atveju paprastai nesiųsdavo redaktoriai jokį KGB tokių paminėjimų, tiesiog parašydavo atsakymę, čia buvo labai blogas humoras ir aišku, jie nespausdindavo. Nebuvo ne tik tų utėlių ir blakių, nebuvo ir prostitučių, apie tokius dalykus nebuvo kalbama, apie užsienį buvo kalbama tik tam tikrų būdų, apie nepriklausomą Lietuvą, taip pat buvo kalbama, kaip apie buržuazinę, buvo taisoma, pertaisoma viskas. Pavyzdžiui, toks pasakymas kaip žmonės, kaip musė sulipo į autobusą. Irgi tokio negalėjo būti, čia nepriimtina žiūrėjimas į realybę, arba gerbk savo motiną ir tėvą, bet nepamiršk savo viršininko gimtadienio. Tai vėlgi tokios religiniai motyvai buvo irgi išmetami. Negalėjai sakyti Ivanas, būdavo pakeičiama į Antaną. Ir cenzoriai. Įdomus, cenzūros tema yra be galo įdomi, todėl kad ideologinės cenzūros nebuvo. Buvo sąrašas ten karinių, kitų dalykų, kurių nebuvo galima, bet ideologinė cenzūra tarsi visi turėjo žinoti ir nebuvo parašyta, ko konkrečiai negali sakyti. Ir čia, kai cenzoriai taisydavo, tai jie sakydavo, pateikė per didelius apibendrinimus, nes turėjo būti dar tik pasitaikantis trūkumai, kurie greit išnyks, bet vis tiek visi apibendrindavo dažnai skaitytojai ir patys redaktoriai apibendrindavo, tai šitas buvo nepriimtina. Arba sakydavo, neatspindi realybės, iškraipo realybę. Vat jeigu atsiunti straipsnelį ir surašai, kiek vodkos išgeria Vilniečiai per mėnesį, tai tie skaičiai būna paprastai per dideli ir tokių dalykų nespausdina ir parašo, tai neatspindi realybės. Na ir kitas terminas, kurį buvo cenzoriai naudodavo, politiškai, ideologiškai neteisinga. Ir šiaip, atrodo, 70-metyje jau ta žodis cenzorius nebevartojamas, visi tampa redaktoriais ir ta cenzūra tampa tokia vidinė, aišku, visi cenzūruodavo save. Čia aš bandžiau lentelę sudaryti, kiek Šluota buvo patekusi į bėdą. Tai va čia, kur aukščiausia, tai tas buvo tie metai, kai buvo sunaikintas tas žurnalas, bet Šluota buvo viena iš tų žurnalų, kur buvo daugiausia cenzūruodami. Na ir minėti komiksai. Su komiksais Bulota bandė kaip sukurti tą idėją, kad gali būti tarybiniai komiksai. O Maskvoje sakė, tai yra buržuazinis žanras. O Bulota gynė ir komiksai tikrai vieninteliame žurnale
Sovietų sąjungoje humoro buvo spausdinami komiksai ir jisai tą idėją gynė visą laiką, nors buvo vienu momentu sustoję spausdinti, buvo bandoma sukurti sovietinį komiksą, kuris tikrai buvo juokingas ir niekas jo nemėgo ir neskaitė. Čia turbūt nesuprasit visų tų niuansų, bet tik tai noriu, kad pasižiūrėtume tą meninį variantą, kuris irgi nėra toks ypatingai patrauklus. Na ir sovietinė distopija, tas terminas yra susijęs su tuo, kad buvo ta kritika kūrė tokios visuomenės nepriimtiną vaizdą. Ir pavyzdžiui, jeigu skaitom diasporą, ką rašė Amerikoje lietuvių diaspora, jie tiesiog paimdavo ir perspausdindavo viską, kas yra Šluotoj parašyta ir tokiu būdu šaipydavosi iš to, kaip gyvena tarybiniai žmonės. Tai tas, žinoma, vėlgi buvo labai nepriimtinas dalykas, bet čia buvo kritikuojama, norint pasitaisyti, ta idėja buvo tokia. Na ir buvo spausdinami šitoj nuotraukoj užupis nupieštas. Tai kritika, kad nenuvalytos gatvės. O čia tai batai, matot, kokie buvo muziejus pačioje Šluotoje. Visokių defektų turėjo jie ten berods. Ir dantį žurnalistas kažkoks atnešė, kur išsilaužė valgydami saldainį ir tada buvo kritikuojamas Rūtos fabrikas. Na ir čia iš asmeninio dėka Juozo Bulotos, iš asmeninio redaktoriaus archyvo, tokios nuotraukos jau jie negalėjo spausdinti. Jau tokių dalykų Sovietų sąjungoje nebebuvo. Čia tas humoras, kuris nebuvo leidžiamas, per tamsus, o kadangi buvo uždrausta laidoti bažnyčiose, buvo statomi tie laidotuvių namai, bet kol jie buvo pastatyti, žmonės neturėjo gerų galimybių kur šarvoti, ir nes aš pati prisimenu, kai buvo šarvojama namuose ir paskui tom baisiom dūdom išlydimi, na, man taip atrodė tais laikais, kai aš buvau mažytė, kad baisus tos dūdų garsas išlydėdavo į kapines iš pačių namų, iš pačių daugiabučių. Ir 91 metais dailininkai susirenka, 90-ais, atsiprašau, metais susirenka, parodo, į kurią pusę jie žiūri. Ir Šluota 91 metais išspausdina trumpiausią anekdotą. Tai mano pats mėgstamiausias anekdotas ir tai yra komunizmas. Vienas žodis. Na ir čia Suchotskio karikatūra. Kai kurios karikatūros yra dabar labai netgi prasmingos ir šiem laikam. Čia miru mir, tai reiškia pasauliui taika, o mums pergalė. Kaimynai tebesako tą patį šiais laikais Ukrainos kontekste. Dar papildant, ne karikatūros, gal tai buvo nuotraukos, bet vėlgi tai su dailininkais buvo susiję per Prahos įvykius, kai Sovietų sąjunga įvedė tankus. Tai tuo metu Šluotai pasirodė paskutinis viršelis. Buvo įdėta didžiulė per visą viršelį nuotrauka tigro, tokio riaumojančio, su nasrais, iš nasrų tokia purslai, tryškantis, ir tiesiog tigras toks. O viršui parašyta piktas tigras, bet tada tėvas sakė, tada jau buvo blogai. Tada jau sakė, ir KGB lipo stogais, ir sakė, tada jau buvo primta. Bet nenuėmė, ta prasme, liko. Ačiū jums visiems, kalbėjusiems apie tikrai pasirodo rimtą dalyką, Šluotą. Ir ačiū Neringai, kad ji tikrai padarė tokį turbūt netikėčiausią darbą, sugebėjo moksliškai įrodyti, kad juokas gali būti dalykas rimtas, ir norėčiau ir pacituoti profesorę Neringą Klumbytę. Šluotos kūrėjai ir skaitytojai humanizavo autoritarinį juoką, nukreipdami kreivą šypseną ir į valdžią bei pačią politinę sistemą. Man buvo džiugu žinoti, kad valdžia iš dalies klydo. Šluota nebuvo antisovietinė, bet buvo
pavojinga. Tai dėkoju visiems dalyvavusiems ir tikrai labai rimtai sėdėjote, tikrai mažai juokėtės, bet dabar galbūt tikrai norėsite ar pasisakyti, ar paklausti, kol dar yra dalyviai ir autorė čia, nes jeigu atėjote, tai čia, tai kaip ir minėjau, esate tikrai patys tie gerieji visuomenės geros atstovai. Na, o jeigu... Aha. Čia jungtas. Vis dėlto tą knygą aš jau prieš pusmetį perskaičiau ir tikrai stebėjausi, kaip plačiai Neringa sugebėjo tyrinėti, ištirti Šluotos visą tą istoriją, kontekstą, filosofiškai, moksliškai, tyrinėdama sovietinius dokumentus, būtent apie satyrą, apie humoro reikšmę sovietinė visuomeniai. Dar po revoliucinių laikų tekstus jinai perskaitė Krokodilo, sakykime taip, visažinius filosofus. Visa tai yra jos knygoje ir man buvo tikrai įdomu šitą aspektą susimastyti iš tikrųjų, kodėl vis dėlto Šluota galėjo gyvuoti sovietmetyje, santvarkoje, kuri labai buvo atsargi ir žeidi. Tikrai blogo žodžio troleibuse niekas nedrįso ištarti, nes visi žinojo, kad kažkas klausosi. Tuo tarpu Šluotoje rėždavo iš peties visi dailininkai, humoristai. Tikrai viską galima buvo suprasti dvejopai, trejopai ir dar ir 4 laipsnių ir dar daugiau, nes aš tą visuomenę prisimenu ir kūrėjus visus, mes tikrai buvom visi kupini ironijos. Tam gyvenimui, kurį gyvenom, tiesa, atostogaudavom, tai Palangoj, saulė švietė, kaip ir tos senutės ant viršelio buvo linksma, bet ironija buvo tikrai mūsų kasdienybė. Apie, reiškia, savicenzūrą. Na, man korespondentas vienas pasakojo, sako, nuvažiavau į gamyklą, į Kauno metalo kažkokią gamyklą ir vyr inžinierius skundžiasi, sako, dabar mes labai gerai dirbam, gaminam kokybiškus gaminius, bet nevykdom metalo laužo pristatymo plano. Tai, nes jo mes metalo laužo neturim. Na tai ką, jeigu neįvykdysim metalo laužo plano, negausim premijų, tai sustabdom gamybą, specialiai pagaminom broko. Tas brokas keliauja į metalo laužą, mes jį priduodam ten iš aliuminio, tie dalykai kažkokie tai. Ir žinoma, korespondentas man papasakojo, sako, žinoma, aš to rašyti negaliu. O tavo ir savicenzūra, nes visi žinom, kaip yra kolūkyje, kaip yra gamyklose, valgyklose. Na, toks buvo. Ir tikrai buvo smagu, kad į visą tai galėjom žvelgti su humoru. Tai dar kiekvienas ir atsakykite į vieną bendrą klausimą. Pradėsim nuo Juozo. Kas Šluotos istorijoje jūs yra labiausiai prajuokinęs? Ir skaitant knygą, ar buvo tokių Neringos, ar buvo tokių momentų, kai norėjosi verkti? Ne, verkti tikrai nesinorėjo, aš tik tai jaučiau gilę padėką Neringai už tokią puikų ir sunkų darbą, kadangi susigaudyti to meto subtilybėse, politinėse, žurnalistų ir tai yra nepaprastai kruopštus, atidus darbas. Ir tai aš įsivaizduoju, kiek tai kainavo pastangų ir
labai džiaugiuosi, kad ta knyga pasirodė be abejonės anglų kalba ir jinai jau platinama ir ne tik Lietuvoje, bet ir po pasaulį pirmiausia. O kas mane labiausiai prajuokino, žinot, dabar yra, tai buvo, matot, tėvas visą laiką sėdėdavo už galvos susiėmęs namie, tai nelabai aš ten galėdavau juoktis. Tai jeigu kur išvažiuodavom ten, va, į tas žurnalistų medžioklės, tai ten dar būdavo vienas kitas toksai gurkšnis, šypsenų, o namie, tai aš nežinau, tai tengi visą laiką būdavo išmes iš darbo arba neišmes. Ar eidavogi kiekvieną savaitę aiškintis, tai anas negerai. Tai va dėl to, kas mane prajuokino, tai nežinau. Prajuokino tai, kad tėvas irgi pats nesuprato galbūt kaip, sako, žinai, kai išėjo pensiją, pasakė, žinai, sako, aš taip ir nesupratau, kaip aš išbuvau ir išlikau tos 30 metų redaktorium. Tai va to aš irgi nesupratau. Tai aš irgi norėčiau padėkoti visiems ir be Kesto, ir be Juozo, ir be Varno, dailininko Varno, ir be Česlovo Juršėno, kuris pasakojo man irgi kaip dirbo tais laikais ir kaip juokėsi tais laikais. Ir ačiū visiems, žinoma, kurie dirbo prie šitos knygos ir Daivai dar kartą, ir Egliai Pacevičiniai, kurie prižiūrėjo leidimą lietuviškos knygos. Tai labai labai daug žmonių, be jų aš nebūčiau jos parašius, žinoma. Ir aš visiems esu be galo dėkinga ir labai liūdna, kad daug nebesulaukia. Čia pradėjo ašarot neringa, nes pasitraukė vienas po kito kolegos, Palčiauskas, Suchockis, Cvirka, Radvilavičius. Dėl to neringa spėjo su jais susidraugauti. Tai tikrai buvo visi tie išvardinti linksmi žmonės. Ir aš įsivaizduoju, kad jinai, jeigu būtų buvusi vyresnė, būtų puikiai mūsų skaitytoja Šluotos buvusi. Dabar žvelgia tik iš istorinės. Bet susipažino su tais autoriais gyvai ir jie tapo artimi. Tikrai puikūs žmonės tie buvo. Varnas gyvas, dar pažiūrėkit, koks jisai nuostabus. Gyvena 300 metų, man atrodo. Jo, dryžuotas kaip kalinys, o vis tiek svajoja. Tai ačiū neringa, kad taip gerai apie mus galvoji. Iš tikrųjų, tai buvo be galo visi nuostabų žmonės ir tiesiog neįmanoma netapti jų pasaulio dalimi. Ir mane jau čia kažkas pakritikavo, girdėjau iš istoriko, sako, jeigu taip susisieji, vadinasi, nebelieka objektyviu. Bet aš, žinoma, rašydama tikrai stengiausi išlikti objektyve, bet ta prasme ir suvoki jų gyvenimus ir jų istorijas, kai bandai suprasti tą epochą, kurioje aš tiesiog buvau vaikas ar paauglė. Tai atsiprašau, kažkaip čia man pačiai netikėtai. Paminėjau, pagalvojau apie Cvirką ir Cvirka perskaitė dar knygą angliškai, atsiuntė komentarus, sakė viskas gerai. Radvilavičius labai irgi laukė tos knygos, o aš rašiau ilgai, nes vis archyvų vis naujų atsirasdavo. Ir jau kai knyga buvo parengta, sutikau Juozą Bulotą ir 18 metais, kai jau jinai turėjo būti išleista, sužinojau, kad yra Juozo Bulotos asmeninis archyvas ir be galo įdomių nuotraukų tenai ir atsiminimų ir laiškų. Praleidau 3 savaitės pas Juozą namuose, sėdėjom aš prie Juozo Buloto stalo, skaičiau ir varčiau visus lapukus, neatidarytus lagaminus, kuriuose dešros nebuvo, bet buvo jo garsus visi popieriai su Juozu ir kiekvieną iš jų žiūrėjom. Tai ta prasme, labai įdomu ir kaip rašomos tos knygos ir kaip keičiasi jų gyvenimas ir jų istorija. Jeigu aš nebūčiau radusi to archyvo, Juozas Bulota iš tų pirminės partinės organizacijos archyvų man atrodė toksai labai profesionalus biurokratas.
O tai, kad jisai skaitė Playboyų ir bandė perspausdinti, visa šita istorija būtų likusi už knygos ribų. Tai ačiū dar kartą Juozui įsileidai. Aš tos Playboyus vis dėlto radau, jie po šiai dienai taip užkišti yra, kad man prireikė 3 metų, kol aš radau namie, kur jie užkišti yra. Tai aš turiu tos aprūvalą, turiu. O šiaip dėl to paties humoro, kaip Markas Tvenas yra pasakęs, kad rojuje juoko nėra, kad visas humoras atsiranda iš kažkokių skaudžių dalykų ir sunkių dalykų. Tai vat mes juokiamės, kad tą pamiršt, kad peržengtai. Ir kas buvo juokingiausia, vėlgi labai puikus klausimas, bet aš tiesiog nežinau, nes tiek visko daug ir viskas taip yra svarbu to išluoti. Aš turiu prisipažinti, kad versdama juokiausi daug. Juokingiausi vis dėlto buvo anekdotai, kurių Šluota negalėjo spausdinti. Tai politiškai angažuoti su tam tikra nacionalistinė žinutė arba vulgarus. Bet labai šmaikštus, šiaip nuostabus turėjo būti gyvenimas Šluotai, nes žmonės labai susigyvenę ir krėsdavo vieni kitiems pokštus. Tai pavardžių tiksliai neatsimenu, bet vienu atveju darbuotojas jį atleido ir turėjo parašyti pareiškimą, kad jis išeina iš darbo. Ir žodžiu parašo, visi redaktoriai durniai. O tas žmogus, kuris atleidžia, turi pasirašyti. Ir jis tai rašo, pasirašau. Žodžiu, po to. Sutinku. Dar iš to kasdienio gyvenimo atsimenu, kad Rytis Tilvytis, literatūros redaktorius, gaudavo labai daug laiškų ir jis garsėjo neorganizuotumu. Tai, žodžiu, kai laiškų prisikaupdavo stalčiui labai daug, jis su koja juos pastumdavo ir uždarydavo stalčių. Dėkui. Ne, aš noriu vis dėlto paprieštarauti Markui Tvenui. Tu citavai, kad Markas Tvenas pasakė, kad rojui humoro nėra. Kol nenusikraustė ten Cvirka ir Suchockis, gal ir nebuvo ten humoro, bet dabar yra tikrai. Aš dar tik norėčiau papildyti tą, kur jūs sakėte, dėl to, kad visi redaktoriai durniai yra. Tai čia buvo švelnesnis variantas. Iš tikrųjų, originalas gulėjo pas tėvą seife daug metų. Ir pirminis variantas tai skambėjo žymiai kiečiau ir riebiau. Tai vadinosi Šluotos vyriausiam redaktoriui, Juozui Bulotui. Ir buvo paštas viena eilutė. Tai negaliu dabar taip tiesiogiai, bet tai užsimkite meilę be manęs. Ir tada tėvas sako, aš negaliu tokio pareiškimo pasirašyti. Gerai, tada parašė, tai visi redaktoriai durni. Sakė, gerai, šitas jau geriau yra. Ir pabaigdamas, kadangi gerbiamas Varnas sakė, kad negerai, kad čia sėdi Neringa be medalio, tai aš norėjau padėkoti Neringai už visus darbus ir atminčiai teikti originalą iš tėvo arsenalo. Čia yra to Eriko Varno, jūs matėte, jau čia yra būtent tas yra medalis, jis žymiai padoriau atrodo negu su to lenciugu. Tai dėkui tikrai už gražų vakarą, ačiū, kad atėjote ir būkime linksmi. Ir